Labas, aš esu Irena Strasdienė, jogos ir meditacijų mokytoja. Gaunu labai daug užklausų, kad nufilmuočiau mankštą pėdoms. Pildau jūsų norus, mums šiandien reikės kamuoliuko. Tai gali būti teniso kamuoliukas ir gali būti minkštas, va toks masažinis kamuoliukas, jisai yra 10 cm diametro. Naujokams siūlyčiau imti minkštą kamuoliuką, tie, kurie jau pažengę, tęsiantis, galite imti teniso kamuoliuką. Ar imti kietą kamuoliuką su spigliukais nereikia, šiandien mums tiks kažkuris iš jų. Ir dar jums reikės savo mėgstamo pėdų kremo arba aliejaus. Aš pasirenku šiandien minkštą kamuoliuką, dedu jį po pėdą. Labai svarbu jūsų kita koja. Kai masažuosit pėdą, kita koja neturi būti per daug ištiesta. Šiek tiek ją sulenkit. Nesusikūprinkit. Jeigu sunkiai išlaikot pusiausvyrą, laikykitės už sienos. Ir pradedam gana stipriai spaudžiant masažuoti pėdą. Greitis priklausys nuo jūsų. Būna taip, kad kamuoliukas pabėga, tai darykit lėčiau. Jeigu sekasi, galit tempą greitinti. Nepamirškit išmasažuoti gerai vidinę pėdos briauną, išorinę. Judesys yra nuo kulno iki piršto. Tada nuleidžiam kulną, pirštais apsikabinam kamuoliuką ir verčiam pėdą į šalį. Atkreipkite dėmesį, kad sukasi ir šlaunis, bet nesisukiokit patys. Dubuo lieka stabilus, galite rankas palikti ant dubens ir juda pėda, kelias, šlaunis. Visada stebėkit, ką daro likęs kūnas. Nesukaskit dantų, labai dažnai būna, kai žmonės masažuoja pėdas, tai va taip rankas laiko. Tai stenkitės atpalaiduoti savo rankas, žandikaulį, veidą. Gerai, dabar pėdos vidurys. Mes tarsi pumpuojam padangą. Spustelim, spustelim. Teniso kamuoliukas čia galbūt net labiau tiktų. Šiaip jeigu turit ir tą, tai pabandykit su vienu, su kitu ir išsirinkit savo variantą. Galit kaitalioti, galit daryti tik su vienu. Paspaudinėjam, paspaudinėjam. Tada paliekam kamuoliuką po kulnu, kaip ant kažkokios pakilos. Ir paspaudžiam, kitą koją pakeliam, nuleidžiam. Pakeliam, nuleidžiam. Tikslas, ką mes čia darom? Mes įdarbinam kojų pirštus. Dabar atkreipkite dėmesį į juos. Ar jūsų visi pirštai prisispaudžia vienodai? Ar nėra taip, kad kažkuris vienas pirštas labiau yra pabalęs, labiau dirba? Kamuoliuku išstuksenam viršutinę visą pėdos dalį. Pradėkit nuo pirštų, kiekvieną pirštą. Tada vėlgi išorinę briauną, vidinę briauną, būtinai aplink kauliukus, čiurną, achilą. Ir šitoj vietoj būtų galima ir baigti, jeigu turit mažai laiko. Jeigu laiko turit daugiau, kylam su šitu tapšnojimu aukštyn,
per blauzdą, per kelią, per šlaunį. Švelniai kirkšnis, bet tik su minkštu kamuoliuku. Sėdmenį. Ir darom kitą koją. Vėl pradedam nuo išmasažavimo. Šitam veiksmui skirkit daug laiko. Tai gali būti pusę minutės, tai gali būti minutė. Būtinai pavartant pėdą, kad gautų masažo vidinę briauną nuo kulno iki didžiojo piršto ir išorinę briauną nuo kulno iki piršto. Nesikuprinkit, negriūkit, jeigu reikia, laikykitės už sienos. Atraminė koja neturi vargti. Dabar pėdos vidurys. Taip, tarsi pumpuojam padangą. Nuleidžiam kulną, apkabinam pirštais kamuolį ir sukiojam į šalis. Atkreipiam dėmesį, kaip šita koja juda, kaip judesys šlaunyje, didesnis, mažesnis negu anoj kojai. Tik nepamirškit, kad jūs pirštais stipriai laikot suspaudę kamuolį. Ir dedam kulną, pernešam svorį, atkeliam kitą koją, stebit savo pirštus. Ar jie vienodai prisispaudžia? Aišku, stenkitės visą laiką nežiūrėti į pėdas. Žiūrėkit tiesiai prieš save. Idealu, jei turit veidrodį, galit save matyti, laikyseną savo stebėti. Ir vėl išsistuksenimas. Pirštai. Vidinė briauna iki pat kulno. Išorinė briauna. Keltis. Aplink kauliukus. Vienoj pusėj, kitoj pusėj. Čiurna. Achilas. Ir jeigu darėt prieš tai pilną variantą, taip ir čia blauzda, kelias, pakinklis. Galit kaitalioti ranką, kuriai laikot kamuoliuką. Šlaunis, kirkšnis, sėdmuo. Ir dabar keliaujam prie masažo. Dabar pasimkit savo mėgstamą kremą. Aš naudoju savo bičiulės Bijūnos pėdų kremą. Patrinam tarp delnų ir įmasažuojam gerai į visą pėdą. Tai gali būti aliejus, su eteriniais aliejais, be eterinių aliejų, kaip jum norisi. Ir pradedam nuo to, kad gniaužom pirštus. Taip vat, visą pėdą pagniaužom. Pamaigom pirštus į save nuo savęs. Ir dabar kiekvieną pirštą sukamuoju judesiu pamasažuojat ir patraukiat. Pamasažuojat, galit pasukioti. Va taip va, kiekvieną pirštą. Šiaip šitą masažą ypatingai mėgsta vaikai. Galit kiekvieną vakarą padaryti jiems. Bet ir savęs nepamirškit. Patrinam tarp delnų. Įkišam pirštus į tarpupirščius ir lėtai, va matot, fiksuoju pėdą ir kita ranka iš lėto prasukam į vieną pusę, į kitą pusę.
Padas. Nykščiais pavažinėjat per padą. Paieškot, kur yra įtempta. Aktyvus pėdų masažas nerekomenduojamas besilaukiančioms, nes pėdose labai daug aktyvių taškų. Mėnuliukas. Nupiešiam po kauliuku. Kulnas. Pradžioj delnu. Nykščiu. Achilas. Kauliukai. Ir nuglostom aukštyn. Ir tampri kojinė. Ir tas pats su kita koja. Vėl pasiimat šiek tiek kremo arba aliejaus. Išmasažuojam, sušildom, pagniaužom visą pėdą. Pirštus galit pagniaužyti į save nuo savęs. Tada kiekvieną pirštą pamasažuojam, patrinam tarp rankų pirštų ir patraukiam. Ir vėl patrinam tarp rankų pirštų, pajudinam jį gerai, patraukiam. Rankų pirštus įkišat į kojų tarpupirščius ir pasukam lėtai į vieną pusę, kokie 5-7 kartai, į kitą pusę. Patrinam tarp delnų. Nykščiais pasivaikščiokit per padą, paieškokit šiek tiek jautresnių vietų, tokį va mėnuliuką nupiešiam po kauliuku, kulną pamaigot, nykščiu pamasažuojat iš vienos pusės, iš kitos, achilą patrinam. Aplink kauliukus. Ir tada tokiu, tarsi dėtumėte stamprią kojinę, tokiu traukiančiu judesiu keliame viršų. Toks buvo šis pėdų masažas. Nepamirškit, kad pėdos yra mūsų laikysenos pagrindas. Ir jeigu didžiąją laiko dalį jūs praleidžiate batuose, tai jūsų pėda negauna pilnos judesio amplitudės. O tai reiškia, kad kažkur tempia, kažkur skauda, kažkur atrofuojasi. Stenkitės kuo dažniau išsiauti iš batų, vaikščiokit basomis ir darykit pėdų masažą. Būtinai peržiūrėkit savo avalynę, galbūt galima kažkaip išspręsti šį klausimą, pakeisti kažką į patogesnę avalynę. Linkiu jūsų pėdoms būti sveikoms. O jūs nepamirškit, darykit šį masažą, pamatysit, pėdos bus lengvos, atpalaiduotos ir jausitės kur kas geriau. Iki kitų kartų.